Labas visi tie, kas ką tik prisijungė gal prie mūsų. Mes įpusėjome savo didžiuosius darbus čia Palangoje, Exite su Pairio rezidencija ir savo tobulaisiais ir labai reikalingais filmukais. 5. Exit Pairio serija čia kartu su radistais ir mes šiandien jums parodysim. Kas yra sveika, kas yra sportiška ir teisinga. Koksgi pirmadienis būtų, jeigu Rolandas anksti ryte nebūtų dingęs iš namų. Tai kur bėgi? Kiek nubėgai? Maladėts. O mes, kas mes juk bevardžiai. Prieš keletą mėnesių pas tave puzikas buvo kol kas didesnis. O žinojai, kad prieš... Dirbam! Ar lendi į jūrą, į šaltą vandenuką atsigauti? Visada. Ar tenka persirengti kabinose? Taip, aš persirenginiu dabar tokiose paprastose kabinose, kaip mes turim, bet anksčiau, žinau, Smetonos laikais, persirengimo būdelės būdavo visai kitokios, būdavo ant ratų, kur ponioms jas pristumdavo prie pat jūros. Su arkliukais. Taip. Vyrų, moterų nebuvo pliažų, kaip dabar yra. Taip, mergaitėms iki moteriams iki 13 valandos, o po 13 tada ateidavo kačiokai. Vyrų laikas būdavo. Kaip Bitskė. Taip, vienintelį sporto klubą suradom čia Palangoje ir ko gero jisai ir iš tikrųjų yra vienintelis. Yra vienintelis atviras. Viešbučiai jau turi savo privačius, bet šitą galite ateiti, susimokėti ir sportuoti. Jis įdomus tuom, kad čia sportuoja ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Bent jau štangas čia palaižyti, kad įgauti ar pauostyti jų prakaitą, įgauti vyriškos kašio jėgos. Let's go, boys! Jeigu norite rimtai kočiotis ir būti stiprus, tvirti ir vikrus, tai lankykitės vieninteliam Palangoje fitneso sveikatingumo centre Torsas. Berniukai, mergaitės, kas gali labiau paaiškinti apie kaitus, apie vėją ir apie visus tuos reikalus, kurie yra susijęs su būre ir lenta, jeigu ne žmonės tokie, kurie čia gyvena prie jūros ir tuo visą laiką užsiema. Labas, Linai. Labas. Kaip laikai? Puikiai. Kuo tu čia užsiemi būdamas Palangoje ir kaip tu sveikai gyveni? Tai mes jau 3 metus susiemam jėgos aitvarų sportu. Kaip ir daugelis, aišku, buriavimo sporto šakų, jinai yra tokia pavojinga dėl to, kad tie, kurie pradeda sportuoti, tampa priklausomi visam gyvenimui. Daug malonumo suteikianti sporto šaka, taip sakyčiau. Ar komentarų turi klausytojams, žiūrėtojams? Jo, jeigu norit mokintis jėgos atvirais plaukiot, nedarykite to patys vieni, būtinai mokinkite su instruktorium, nes tai yra pavojinga sporto šaka. I like to ride my bicycle, I like to ride my bicycle. Esmė tokia, kad aš jau pirmoje serijoje pasakojau apie tai, kad atsidarė naujas, labai fainas ir geras ir tiesus kelias iš Palangos į Šventąją, tai yra dviračių takas. Tai išbandykit ir jūs, minkit daugiau, palikit savo automobilius, čia Palangoje žiauriai gerai. Tikrai taip. Jūs esate dviračių meistras geriausias Palangoje. Nu, nebūtinai aš Taip, jis yra geriausias. Kiek per dieną poilsiautojų atvežė dviračių ir kokios bėdos buvo? Įvairiai priklauso nuo to, koks srautas, ar lietus, ar saulė. Tai yra jūsų biznis? Nu, tai yra pagalba žmonėm daugiau. Ja, gerai, pakalbėjom apie tai, perduodam šiek tiek ragelį, man atrodo, jau mūsų didžiajam Gunui. DJ Monstras. DJ Visagalis. Dar viena labai puikiai, tai yra naktinis klubas Exit. Ir šiandien paklausime, kągi žmonės dar be šokimo veikia ir kaip jie sportuoja. Check this out. Aš matau, kad jūs labai gražiai šokat. Ar šokis numeta svorio? Žmonės, kurie šoka, numeta svorio. Mes tai gal palaikom tą, ką turim. Pas tavį labai graži figūra, kaip tu ją prižiūri? Niekaip valgau lašinius ir geriu alų.
Ateik čia. Esi labai gražios figūros. Gali pasakyti paslaptį, kaip tu sportuoji, sveikai gyveni. Naktinis gyvenimas, nežinau, šokiai. Penktoji Pajūrio serija baigta, mes šiandien apžvelgėm, kaip galima sveikai Palangoje ir atostogaujant judėti, gyventi ir sveikai maitintis. Tai žinok, kad Exitas yra dar viena vieta, kur gali šokdamas per valandą numesti tiek kalorijų, kad tai prilygsta vienam sneakers batonėliui. Tai ką, viskas? Iki pasimatymo 6-oje Exit serijoje. O dabar, Rolandai, vežk mane namo.